Virš istorinio mitologinio Vilniaus Šventaragio slėnio iškylančios Vilniaus pilys Vilnios ir Neries santakoj turi didžiulę tūkstantmetinę istoriją ir didžiulės yra svarbos Lietuvai ir, sakytumėm, Europai ir galbūt pasauliui. Štai Vilniaus pilys, aukštutinė, žemutinė, kreivoji jos papiliai yra pats didžiausias gynybinis kompleksas visame senovės baltų plote. Vilniaus pilys istorijos laikotarpyje, rašytinių šaltinių laikotarpyje suvaidino milžinišką vaidmenį Lietuvos gynyboje 250 metų kare prieš kryžiuočių ordiną nuo 1185 iki požalgirinio laikotarpio. Ties Vilniaus pilimis atremtas priešas buvo Mindaugo valdymo laikotarpyje, 13 amžiaus vidury, Livonijos didžiulis puolimas. Tuo pačiu metu Vilnius buvo branduolys Lietuvos gynybos, kada milžiniškos rytų agresyviosios jėgos, Aukso ordos, totorių jėgos, Burundajaus jėgos veržėsi į Lietuvą iš pietryčių. Vilnius iškyla Gedimino epochoje, kaip Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sostinė, tampanti Gedimino veiklos pasiekoj. Gediminas ne tik sugebėjo demaskuoti kryžiuočių ordiną, rašydamas laiškus iš Vilniaus pilių teritorijoje esančių rūmų iki pat Romos. Ir taip iki pat 15 amžiaus pradžios Vilniaus pilys atlaikė visus kryžiuočių ordino puolimus, nors žuvo, sunaikinta buvo Kreivoji pilis, štai čia kalne, kur 3 kryžiai vėliau atsirado, bet aukštutinė ir žemutinė atlaikė visus puolimus. Valdovų rūmų aukštutinėje pilyje griuvėsiai primena 15 amžiaus Vytauto epochą. Mums tapo per visus amžius tarsi Lietuvos laisvės ir valstybingumo simboliu. Ir todėl ir 19 amžiaus Daukanto, Basanavičiaus darbuose ir 20 amžiaus lietuvių tautos siekiuose Vilniaus pilis ir jos bokštas buvo tautos dvasinis centras.